Ką, gal atsukim į penktadienį? Tai labas rytas. Šiandieną nusimato labai graži diena ir visas geras savaitgalis. Na, tai susirašiau visą dviratį ir pakeliu į darbą. O iš po darbo, nežinau, gal tikriausiai važiuosim į Klaipėdą. Kodėl tikriausiai? Na, dar nežinau, ar galėsiu įveikti. Kas apsisuksiu atgal. Bet pakeliui pasiėmiau hamaką, miegosim ir tikriausiai bus labai geras savaitgalis. Darbas baigtas, dviratis paruoštas, viskas susidėta ir metas keliauti. O kur šiandieną miegosim, kur keliaujam, tiksliai net nežinau. Ir viską žiūrėsiu pagal situaciją. Tai va, pasiruošęs, reikia keliauti. Ką, orelis tikrai pasaka. Biški nedidelis vėjas, bet jis keliauja puikia kryptim į vakarus, kaip ir aš. Tai jokių problemų. Tai ką, planas dabar išvažiuoti iš Kauno senamiesčio per tiltą ir lėkti pagal Nemuną. Ką, išvažiuojam iš Kauno senamiesčio. Ką, ir lėksim šio gražių keliu palei Nemuną. Bet žinokit, nuotaikytė niekada negali būti bloga, kai va toks orelis. Tikrai smagu, kad jau baigėsi beveik tas pavasaris, gal tikriausiai artėja tie šilti orai. Tai galėsim leisti kiekvieną savaitgalį taip. Aš tikiuosi. Tikiuosi. Šiokia tokia apžvalgos aikštelė. Pažvelgti mūsų žavųjį Nemuną. Pakol kas tikrai labai smagus dviračių takas čia. Nuo Kauno važiuojant Nemunu tikrai labai smagu. Va, draugelis ten žvejoja. Daug žmonių džiaugiasi oru. Labai puiku. Na ką, pirmasis stojimas į parduotuvę, nusipirkti kažką vakarieniai. 25 km įveikti. Ir, na, nežinau, gal kažkur apie 40 liko dar šiandieną. Ir kažkur geriausiai būtų prie Nemuno su vaizdu į upę pasikabinti hamaką. Žiūrėsim, kaip seksis. O dabar reikia nusipirkti atsargų. Tai ką, išvažiavau iš dviračių tako. Tikrai visiems rekomenduočiau aplankyti, pasivažinėti. Tikrai malonu, gražiai padaryta. Ir dabar išvažiavau čia į mišką. Ir na, gerus 20-30 km važiuosiu va šitokiais keliukais. O, pažiūrėkit, kaip gražu. Čia yra Novoraiščio ornitologinis draustinis. Tikriausiai gerai pasakiau, bet... O, pažiūrėkit, kaip gražu. Neblogas skulptūros. O. Plaukioti valtimis draudžiama. Na, aš to nedarysiu. Nedaugiau 10 žmonių. Gerai, aš vienas pats. Ką, lipam? Labai statu. Bet nieko. Tikrai labai graži vieta. Labai gerai, kad nusukau nuo kelio, pamatęs šį žemėlapyje. Tikrai labai graži gamta. Paukštelį čiulba. Paskutinius 5 metus buvau šioks toks emigrantas, mokiausi užsienyje, bet va dabar grįžęs tikrai labai įsimylėjau tą Lietuvą ir tiesiog noris keliauti, pažint. Tai man būtent tą ir stengsiuos daryti.
ką metas keliauti. Žinokit, nemalosiu, buvau biškį prisidirbęs. Ir lindau į miško kažkokius takelius. Kame problema, kad vien tik smėlis. Vien tik smėlis, o mano ką, padangas plonas. Ai, bet nieko atrodo, lyg ir išvažiavau, tai nebebus problemų. Netgi mašinas matau, tai jau biškį geriau. Buvo arti nevilties akimirkai, bet pažiūrėkit, jau po biškį saulė leidžias. Tikiuosi dar galiu biškį paspaust, kad kuo daugiau damušti šiandieną ir ieškoti vietos miegot. Ką saulytė leidžiasi, man jėgas irgi po biškį jau leidžiasi, bet nieko tokio. Dar važiuojam 10 km, gal spėsim iki kol saulė nusileis. Na ką, gal gerą vakarą. Gal nepavyko ras kažkokios labai jau super dailios gražios vietos, bet va, amakas paraštas, metas poilsiui. Tai ką, ryt nusimato dar viena gera diena. Tik rytoj bus gal dar sunkesnė. Planuoju numint 150 km. Bent 140 tikrai reikėtų. Bet diena ilga, tai tikrai manau, kad ir sunkiai, bet turėtų pavykti. Tai va, metas ilsėtis. O, tai ką, labas rytas, tai mano va, gražioji lova miškelyje, ką metas po biškį tvarkytis ir judėti porą valandų ir būsim Jurbarke. Aš tikiuosi, nes norėtųsi parduotuvė jau kažko skanaus pavalgyti. Tai va, keliaujam. Ką, rytelis einasi puikiai, biškį geriau negu tikėtasi. Kojų nelabai skauda. Gal šiek tiek, bet jau nuvažiavau 20 km, pakeliu į Jurbarką, ten darysiu biškį šiokį tokį sustojimą, parduotuvę, tikiuosi kavos kažkur. Tai tiek. Labai greitai važiuojusi iš ryto, aišku, dar jėgų yra, matysim. Jurbarkas pasiektas, 1,5 kem 5 km, visai neblogas tempas, tai žinau, kiek ilgai galėsiu tokį išlaikyti. Va, važiuojam ieškoti maisto, kavos, saldumynų. Ką, šios toks mažas sustojimas prie Jurbarko bažnyčios, reikia eiti biškį pasigrožėti, biškį vaikščiot sunku, bet nieko, bet tai labai graži bažnyčia, gražus kiemelis, pilna medžių, labai smagu, nors man viskas smagu šiandien. Na, atsidaryti, gal reikia nueiti pažiūrėti ir į vidų. Na ką, pavyko pasistiprinti, atsiger kavos, tai dabar laimingas galiu keliauti toliau. Nežinau, dabar tiesiog važiuosiu į priekį, kol jau nebegalėsiu, tada reikės mąstyti apie sustojimą. O dabar čia iš Jurbarko yra dar dviračių takas, labai puiku. Pagėgius! Tai ką, planavau atvykti į Pagėgius iki kokios 2 valandos, o dabar yra be 10, tai viskas puikiai pagal planą. Iki Klaipėdos liko 87 km, tai net nežinau, tikriausiai net nepersistengsiu šiandien, net nevažiuosiu iki Klaipėdos, kažkur važiuosiu gal iki Kintų, kažkur ten panašiai ir ieškosiu kur pernakvoti. Planas toks, pabūti biškį Pagėgius, pailsėti, pavalgyti ir važiuoti į Šilutę ir ten pavalgyti vakarienę šiandieną. Va, Pagėgių autobusų stotis. Ieškom, kur galėčiau kavytės nusipirkti. Ką skaniai pavalgiau Pagėgiuose, kavytės ir šaltibarščių. Visiems rekomenduočiau, yra kavinė Peronas. Ir dar kaip tik ten buvo bent 7 tokie patys žmonės keliaujantis su dviračiu, su krepšiais. Tai buvo tikrai puikiai vietelė sustoti, o dabar sprintas iki Šilutės. Ką, buvo šiokia tokia pertraukėlė, va, biškį kojytės ilsisi Šilutėje, centriuke. Buvo geras mėsainiukas sukapotas. Ką, reikės varyti į parduotuvę, nusipirkti vakarui
kažkokių užkandžių, atsigert, kad netrūkčiau vandens. Ir bandysim važiuoti į Ventės ragą. Labai graži vieta, seniai buvęs. Nors gal ne taip seniai, prieš keletą metų, bet vis tiek, kad taip netoli, būtinai tikrai reikia aplankyti. Tai tiek, lauksiu, nes būtent labai gražus vaizdai. Tai ką, sveiki atvykę į Ventės ragą. Paukšteliai čiulba. Labai gražu. O mažas šituriukas. Reikės užlipti pasigrožėti. Pilna paukščių. Nėra nieko netikėto šiuo klausimu. Bet yra ir va vėžlių. Ant Ventės rago molo. Lietutis artėja, bet nieko. Dar yra laiko pasigrožėti. Lietaus debesis prasisklaidė, čia lašo nenukrito. Ir va, iš lėto leidžiasi saulė, labai gražu. Tiesiog puikiai vieta praleisti nakvynę, pažiūrėkit va. Pasistačiau hamaką su vaizdu į Neringą, Kuršių marias. Tiesiog laimės bele kiek, jėgų nelabai, bet svarbiausia pirmo daug yra. Kai ką, reikės eiti ilsėtis, kristi į savo lovą ir dar pasimėgaut vaizdais, kol saulė nenusileido. Dar prašienant mėgot, norėjau parodyti šitą gražų saulėlydį. Labai daug gulbų. Tikriausiai irgi stebi saulėlydį. Gal mėgos čia kartu šalia. Tai va, tikrai buvo įspūdinga dienelė, 175 km. Ir vien tik puikia energija, geras laikas. Ryt važiuojam į Klaipėdą, reikia pamatyti jūrą. Tai ką, labas rytas, iš vieno gražiausio Lietuvos kampelio. Jaučiausi kaip sudaužytas, bet žiūrėk, tikrai labai gera vieta pradėti dieną. O dabar važiuojam pro Kintų botaninį draustinį ir po biškį skrendam link Klaipėdos. Šio gražių miško taku. Ir dar viena gera diena tiesiog nusimato. Beveik nėra debesų. Paukšteliai čiulbia. Martynas laimingas. Ką tik sutikau Valenką, kuris sakė, kad važiuoja 3 mėnesius. Ir važiuoja iki pat šiauriausios Europoje vietos. Tai geras, linkiu jam sėkmės, 3 mėnesius sakė keliaus. Tai va, reikės iššaut pat kelią, kad ir aš esu atvykęs į Klaipėdą. Ir ką, važiuosim prie jūros. Biškį įsipaišiau į bėgimo trasą, bet nieko tokio. Nežinau, kur esu, bet mano tėvai nustebino mane, važiavo prie jūros šiandien, tai ir atvažiavo į Klaipėdą, varysim papietauti. Labai laiminga diena. Reikia dabar tik suras kurjerą. Ir mano tėveliai ateina. Va taip, po 300 km Klaipėdėlė, o tėveliai ateina. Labas. Atsisveikino su tėveliais. Viskas. Tai ką, buvo susitikta su tėveliais, pavalgėm skaniai, pasėdėjom, pašnekėjom. Va, kaip tik ir mamos gimtadienis bus už keletos dienų. Irgi va, kaip proga. Dabar einam dar pažiūrėti, kas gero vyksta Klaipėdoje. Čia vis dar vyksta tas maratonas. Va. Žmonės pramogauja, šilta diena ir važiuosim prie jūros. Va, bėgimas vyksta, maratonas. Neseniai ir aš dalyvau Kauno maratone, tai visai smagu pažiūrėti iš šono.
Kas vyksta? Opa, va čia kiečiausi vyrai. Dabar čia vieta. Jo, Lietuva vėliava. Ką, artėjom prie tikslo? Ką, tikslas jau čia beveik pat. Ir ką, jūra? Viskas pavyko atvykti iki jūros. 320 km ir vietoj. Na ką, iš tikrųjų esu labai laimingas, kad man pavyko čia taip iš Kauno iki Klaipėdos, iki jūros davažiuoti, kaip ir norėjau. Tai va, eisiu prie jūros, bandyti lipti tą vandenuką ir pasidžiaugti dar keletą valandų Klaipėdoje. Ką, viso. Pies atsigaivinimas po tokios kelionės yra wow.